Sveiki, verta meilės klausytojai. Šiandien vėl grįžtu su Ignu Bakėjumi į labai įdomią temą. Mes abudu nusprendėme, kadangi praeito pokalbio metu išsivystė naujos temos, kuriomis tikrai turime ko pasidalinti savo patirtimi, pasidalinti savo sukaupta išmintim galbūt, kuri per tiek metų atėjo, nes Ignas yra 5 vaikų tėvas ir vedęs vyras, o aš esu 4 vaikų mama ir ištekėjusi moteris. Tema šiandien, kurią mes paėmėm su Ignu, tai yra santykiai, kadangi pas jį ten iš tų 5 dedamųjų vienas iš dalykų yra santykiai ir iš tikrųjų, jeigu mūsų santykiai nėra harmoningi, jeigu mums namuose nėra gerai, jeigu nėra ramybės, mes negalim galvoti nei apie svorio metimą, nei apie sportą, nei apie verslą, apie nieką, nes iš tikrųjų kiekvienas vyras grįžęs namo, ko jisai nori? Jisai nori ramybės, jisai nori tos jaukumo, jisai nori to, kad žmona jo laukia. Galbūt, nesvarbu, galbūt jo atėjo ten 5 minučių skirtumų į tuos namus, bet esmė, kad yra emocija ir yra harmoningi, gražūs santykiai. Tai Ignai, labai dėkoju, kad sutikai šiandien pasikalbėti šią temą, kuri tikrai labai daugeliu yra labai aktuali. Ir kaipgi tie santykiai iš tikrųjų turėtų būti ir nuo ko tu pats su žmona pradėjai juos kurti. Ir kodėl šiandien dienai daugelis žmonių labai nenori eiti į tuos santykius ir prisiimti atsakomybės ir jais rūpintis ir juos kurti. Iš tikrųjų, tai yra labai didelis iššūkis tiek vienam, tiek kitam. Ir tai yra labai daug priežasčių, kurios ateina iš šeimos, iš mūsų vaikysčių, kodėl mes vienaip ar kitaip renkamės gyventi ir kodėl mes vienaip ar kitaip kuriame tuos santykius. Tai Ignai, pasidalink savo gyvenimo istoriją ir savo pradžią. Kaip jūs su savo žmona pradėjote gyventi ir nebuvo taip viskas lengva ir paprasta ir nuo pirmų dienų ir viskas taip ėjosi tiesiog iš karto gerai. Tai prašau. Labas dar kartą, Jurgita, ačiū tau, labai labai malonu sugrįžti ir tikrai jaučiu, kad eina energija ir sinergija mums darant šitos pokalbius. Iškart pirmoji eilėje pabrėšiu, kad nesu santykių ekspertas, esu 20 metų santykiuose ir gali būti, kad po 20 metų santykiuose, jeigu jis išlaikė santuoką, esu augini vaikus, turi gal kažkiek dar ir tos šitos paauglystės atspindžių, tai kažkiek galiu pasidalinti. Tas natūralus pasidalinimas iš to, ką mes išgyvenam, tai jisai galbūt kažkam surezonuos. Plus po pirmojo pokalbio, tai tikrai grįžo daug ir vyrų, ir moterų, ir klausė, ir sakė, ir mes tęsiam tą bendravimą. Tai žodžiu, jie yra labai reikalingi, naudingi ir dėkoju tau už tai, kad juos darai. O grįžtant į mūsų pradžią, tai kažkaip aš 16 metų norėjau vaikų, nes mačiau tą savo šeimyną, aš pats esu iš 5 vaikų šeimos, mano tėvai vis dar santuokoj ir mačiau tą pavyzdį. Ir man knietėjo turėti vaikus ir aš ieškojau iš tikrųjų moters, su kuria norėčiau kurti šeimą, žodžiu. Bet turėjau vieną merginą, kitą merginą ir jos kažkaip, aš galvojau, čia gal manim nepasirūpins, čia gal ne tas, gal ne taip, čia gal labiau nori, kad apie save. Ir aš, kai susitikau savo žmoną Simoną, aš pamačiau pagal savo ten keistoliškus kriterijus, kad štai yra šita moteris, su kuria aš norėčiau kurti santykį ir aš žinau, kad belia kaip gerai pasirūpins mūsų vaikais. Ir vėlgi, tai kitas dalykas, tai yra likimo dalykai, trečias dalykas, tai yra kažkokia chemija. Ir neatsitiko. Mes jau po 2 savaičių gyvenom kartu, dirbom kartu ir mes startavom nuo darbo kartu ir mes vis dar po šiai dienai dirbam kartu. Tai dabar galbūt paimti mane tokį kaip pavyzdį, tai kad žmonės nelabai gali kartu dirbti, o mums iš karto tiko ta linija. Mes, linksminomės. Aš jau buvau linksmybių pabaigoje, tai man buvo apie 20 metų, o žmona buvo tik nutrūkus nuo to, pradėjus linksmintis, nes jos tėvai išsiskyrė, kai buvo 16 metų ir jinai pradėjo linksmintis ir mes susitinkam 18, 17, man iš karto 19, 18 ir va. Ir aš sakau, žinok, aš kažkaip 20 metų jau nusprendžiau, kad nebenoriu linksmintis, metu alkoholį, žodžiu, metu rūkyti ir kažkaip nusiekia gyvensime, nežinau kodėl, bet tokia pajauta. Ir ne, aš noriu linksmintis. Tai pirmoje eilėje mes turėjom šitą išbandymą, dėl kurio mes irgi vos neišsiskyrėm, bet tada atsitiko nėštumas ir jinai priėmė sprendimą, kad jinai vis tik tai labiau nori šeimos, vaikų ir mes nuėjom per tą liniją. Ir tada paskui gavosi taip, kad mums bekuriant tą šeimyną, mes supratom, kad iki to 20 metų, iki to sprendimo, tai buvo vienos gyvenimo būdas, kur dar buvo alkoholio, dar buvo visokių reikalų,
kur ten paskui ten kažkokių nesąmonė atsitinka, ne? Nu, nes galima kaltinti ir sakyti, kad oi, čia, žinai, alkoholis, bet, nu, vis tik tai sprendimą, kas priėmė gerti ir daryti kažką, aš, ne, o tai negali, ne. O tai čia dėl to, kad aš girtas buvau, taip nevyksta. Bet nuo 20 metų gyvenimas pradėjo keistis į kitą pusę. Tada atsirado vaikai, tada atsirado toks lyg nesuvokiamas įsipareigojimas. Tai pirmoji santuoka prieš vaikus atsitiko, kad mes tokie lyg, tai gerai, tai čia kaip susirašyto, kaip prieš Dievą, o kaip, o mūsų gal Dievas kitaip atrodo ir mes gal kitaip norėtumėm, tai kaip ten su ta bažnytinė santykė, tai su santuoka tai po 10 metų pasidarysim. Tai mes dabar 20 metų kartu, tai bažnytinės santokos taip ir nebuvo. Mūsų vienas iš tų komponentų, tai aš jau apie sveikatą kalbėjau, tai mes dabar kalbam apie santykius. Tai dar yra dvasingumas. Tai dvasingumas mūsų yra per rytų filosofiją ir kryptį. Ir mes ten prieš Dievą turėjom santykį, nes turbūt kiekvienas žmogus, kuris pasirenka, kad nori tikėti Dievą, tai mano ypatinga atveju buvo, kad aš meldžiausi ir prašiau, kad Dievas ateitų kažkokiu pavidalu ir taip, kad aš jį galėčiau priimti ir norėčiau eiti, sekti ir daryti. Tai va, tai jisai atėjo pas mane tokiu pavidalu ir mes su žmona po kažkiek metų jau būnant kartu pasidarėm, tai nežinau, gal 15 metų gal praėjo mūsų bendro gyvenimo, nu ir santokos tuo pačiu. Ir va, tada atsirado santuoka. Mes santuokoje jau ten atsirado pirmieji vaikai ir ten atsirado tie pirmieji išbandymai. Nes tie tokie išbandymai, kur viskas keitėsi, atsirado sąmoningumas, atsirado sportas, atsirado veiklos, atsirado kryptis, bet atsiradus vaikam, pirmajam vaikui atsirado tokių fainai, bet palauk, mes čia dar patys tokie vaikai, o čia dabar vaiką auginti, ojoj, ką čia dabar daryti. Aišku, mes pirmų nėštumų turėjom tokią, kad pas mus buvo dvynukai ir vyko persileidimas ir jie iškeliavo, bet jie atėjo su ta tokia pamoka mum, kad suimti mus va taip kaip šeimą, kad nesvarbu kokie sunkumai bebūtų, bet mes esam kartu, tai mes tą labai pamatėm ir tų dvynukų užduotis tokia ir buvo, mus sujungti, tada paskui atsirado pirmagimis, su pirmagimiu vėlgi viskas nauja, labai norim, bet jis atsirado iš karto toks pradėjo kaip mokytojas eiti, kiekvienam žingsnį parodyti, kur mes ko nepadarę esam. Ir ten toj vietoj pradėjo ryškėti vienas labai svarbus momentas, kad mes esam, nu, aš žmona negaliu kalbėti, nes tai skaitė knygas, bet aš, tarkim, kad aš esu niekaip nepasiruošęs tėvystei, vienintelė mano atsvara yra ta, kad aš mačiau savo tėvus. Ir jinai labai gera, nes mano tėvai kartu, 5 vaikai, tėvas negėrė, alkoholio nebuvo, vat aš turėjau tą atsvarą ir aš lyg bandžiau vat ant jos statyti. Bet tada mano vaikai kitokie atėjo, jie pradėjo ten norėti daryti, tada atėjo antras vaikas. Tada aš suprantu, kad aš dar labiau nieko nežinau. O mano išmokyta linija buvo tokia, kad kai aš nežinau, ką daryti, aš panikuoju, rėkiu, pykstu, bandau grasinti, išbėgti, pabėgti ir numesti. Aš nesakau, kad mano tėvai taip darė, bet mano toksai buvo, nes aš toksai augau ir man atrodė, kad taip reikia ir galbūt pagal tą veikimo modelį aš kažkada esu tai padaręs ir man tai padėjo ir man staiga pradėjo atrodyti, kad aš taip darysiu. Ir dabar aš galvoju, ar nedaugelis taip vyrų elgiasi. Ir galbūt netgi kartais ir moterų, kurios irgi išmokusios yra, aš ateisiu čia dabar pastausiu, padarysiu čia. Ir vieną kartą suveikia ir jos tą patį daro. Ir paskui iš ten atsiranda konfliktai. Tai iš tų konfliktų atsiradusių pradėjome mes matyti, kad nelabai kažkaip ten viskas važiuoja. Ir su 2 vaikais jau būnant, aš aišku bėgdamas nuo savo įsipareigojimų ir atsakomybių, aš pradėjau sportuoti intensyviai, žaisti krepšinį ir negrįžtu namo ir žmonai nepadedu, nes kažkodėl tai mano sąmonėje buvo tokia informacija. Kad tu žodžiu už vaikus, o aš einu dirbti. Ir tada jinai tokia, bet man sunku, aš nebetlaikau. Ir aš tada neturėjau suvokimo, kad jinai irgi nebuvo paruošta mamystei. Nu, knygą vieną kitą perskaitė, bet kas jie mokė, kas jie įrodė ir taip toliau. Ir tada konfliktas. Ir jinai sako, žiūrėk, Bakėjau, taip nebegali vykti, man reikalinga pagalba ir jeigu tu nesupranti. Ir aš sėdžiu kaip tas 5 metų, 10 metų berniukas, kurį baudžia, kuriems sako, kad negerai, bet aš nežinau, kaip padaryti ir toks visiškai vidinis konfliktas. Ir aš ir bėgu iš namų rėkdamas. Ir arba ten konfliktuojam ir pykstamės. Ir va toj vietoje aš nuliūdęs paminu, ėjau gatvėje ir aš sutikau moterį, kuri man pasakė, Ignai, pažįstama mūsų, kas nutiko. Ir aš toks, ir aš mėgstu kalbėti, aš sakau, bet blogai su žmona santykiai, aš ten to ir ano, ir jinai nepradėjo manęs mokyti, nepradėjo aiškinti, ką daryti. Sako, žiūrėk, yra toksai lektorius, paklausyk jo paskaitų, jisai labai gerai šneka. Aš susiradau, nežinodamas, ką daryti, iš karto atsėdau į mašiną, atsidariau, kur jinai ką ne taip daro. Va aš dėl ko nedarau, va dėl ko čia tai blogai, va dėl ko tas, va dėl ko anas. Ir jinai lyg supranta, kad kažkas šitą temą, bet kodėl tu mane kaltini ir konfliktas toliau tęsiasi.
Ir aš paskui atsitraukiu ir galvoju, palauk, kažkas čia nevyksta. Ai, tai gal aš kažką turėčiau daryti. Turiu omeny, kad netgi ir tie mokslai man suveikia taip, kad aš pradėjau galvoti ir kaltinti ją, kad jinai kažko nedaro. Tai daug metų tik tai praėjo. Tai visų pirma, lenkiuosi žemai, va taip sudedu rankas ir dėkoju savo žmonai už kantrybę, kad jinai mane tokį visišką leliuką, kaimietį, ten nežinau, aš mieste augęs, Vilniaus mieste, kaimietį, nesusivokėlį, tokį visiškai, va tokį va vyrą, sugebėjau mane, žodžiu, neišmesti, neišspirti ir būti kantri ir visus tos mano įžeidimus, nesąmonės priimti. Dabar aš čia tik paskui savo pusę. Aš net nebejoju, kad mano žmona irgi nežinodama iš neišmanimo, net kaip ir ne ką, irgi pridarė. Aš imu ir matau tai kaip gerą labai dalyką, nes jeigu jinai taip darė, jinai mane vertė augti ir tobulėti. Nes aš neplanavau to daryti, bet tik iš to konflikto, iš tų nesąmonių aš kėliausi nuo tos sofos, nuo tos lovos, eisiu, darysiu, bliava, kaip čia dabar. Ir aš gavau va tą dalį, kad aš gavau mentorystę. Ir man labai padėjo, nes paskui visą tai, ką aš išmokau ir išgirdau, ir kai man atėjo galų gale per mano coachingo mokymus, kad aš esu žiauriai neatsakingas ir neprisiemu atsakomybės ir moku numesti atsakomybę kitiem ir nesugebu padaryti nuo pradžios iki galo dalykų. Ir man tada apsivertė, tai ir aš tada pradėjau matyti visus sudegintus tiltus atgal, kiek aš ten žalos pridariau, kiek aš ten visko kam. Aš suprantu, kad ta žala labai daug visiems pamokų davė. Bet aš vis tiek turėjau pasivaikščioti ir apžiūrėti ir pamatyti. Tada aš turėjau suvokti, kaip nekaltinti savęs dėl to, kaip labiau eiti ir tada atsiknisti nuo to žmonos. Ir tada galų galę suvokti, kad jinai yra individuali asmenybė, kad jinai yra žmogus, kad jinai irgi turi savo mokymų, nemokymų, galėjimų, negalėjimų, norų, psichologinių traumų iš vaikystės, ko ji tik tai nori. Ir aš tada turėjau tiesiog atsitraukti, pasakyti jai, kad žiūrėk, aš tave labai myliu, aš palaikysiu, būsiu, tavęs nepaliksiu, tu visą gyvenimą buvai kantri, lauki ir taip toliau. Gali būti, kad, aš toks ir buvau, nes tu irgi kažką negerai darai, bet anyway, tu buvai kantri, laukiai, dabar aš būsiu kantrus ir aš lauksiu. Ką tu dabar nori daryti? Nežinau, man reikia apie tai pagalvoti, aš turiu atsitraukti ir turiu man, žinai, ir tada sveikata, nes visą tą laiką reikėjo atlaikyti. Tai čia, žinai, tai čia tada antras, trečias vaikas, tada paauglystės, tada visos tos dar toks etapas, kur mes labai stipriai atsakingai vaikus auginam. Kažkas ateitų, pažiūrėtų ir sakytų, eik tu savo, kaip jūs neatsakingai auginat, bet mes rūpinamės jų sveikata, einam į mokyklas, kalbam su jais, darom, patys einam, mokomės. Čia mes dabar turėjom visokių pasivaikščiojimų po valstybinės institucijas, tai sėdi žmonės ir sako, mes nesam sutikę tokių žmonių, nesam sutikę, kurie va tiek daug daro ir eina ir daro. Ta prasme, jūs gal galite ateiti ir mums tam papasakoti, kaip daryti, nes jūs darot, jūs esate tie, kurie faktiškai daro. Aš sakau, o geras, aš kažkaip net nebuvau susipažinęs. Tai tas mano darimas, jisai ir mano žmonos, jisai mums leido būti labai arti šalia vaikų. Ir kai kiti visuomeniai tėvai to nedaro ir tuos vaikus pameta, paskui tie vaikai, kaip aš nesau, kad mane tėvai pametė, jie leido tiesiog daryti ir nieko neribojo. Kaip nori, nesvarbu. Ir paskui aš su visu tuo tikrai nemažai turėjau eiti spręstis ir tėvų pasirinkimas buvo toks ir mane tai privedė prie to, prie ko mane privedė. Bet aš einu mokausi, bet ką aš norėjau pasakyti, kad mūsų tas darbas kartu ir gilinimasis į tuos vaikus, jisai mus atvedė iki to, kad galim jautriai kalbėti vienas su kitu, eiti, gilintis, ieškoti tų kažkokių savo nedadarimų, suprasti, kad vaikai, jo nemokėjom, pridarėm, bet gali būti, kad tiem vaikam viskas bus gerai, nes turim tokių vyresnių pavyzdžių, žmonių, kurie yra taip vaikus užauginę ir kad viskas tiem vaikam yra gerai, kad tie vaikai grįžta pas tos tėvus. Tai nėra taip, kad aš dabar galiu pasakyti, kad čia mūsų tas metodai santykio kūrimas, jisai bus sėkmingas ir kad jisai kažkur nuves. Bet labiau aš nekalbu apie galutinį rezultatą, aš nekalbu apie pradžią, aš labiau kalbu dabar apie procesą, kuris yra labai fainas ir unikalus ir kiekvienu atskiru atveju jisai yra tos šeimos reikalas. Kaip jie susitars, bet kad susitarti tai reikalinga žinių, reikalinga kažkokia mentorystė. Galų gale mano ta mentorystė online, jinai perėjo į gyvą mentorystę, aš pradėjau ieškoti gyvų mentorių, aš pradėjau važiuoti, daryti ten vyrų kalvės stovyklose, tėvo sūnaus stovyklose, kad pamatyti tą santykį iš šono, ko aš nesugebu pamatyti, būdamas pats tėvas savo 3 sūnų atveju.
aš ten ant tiek įsigilinęs, kad mes sakau, pagavom su žmona vieną tokį momentą, kad vaikus auginam 15 metų, o kokie mūsų bendri pomėgiai, o apie ką aš. Ir aš išsigandau ir aš atėjau savo žmoną ir sakau, įsivaizduoji, gali tai būti, kad va dabar toj praeis 20 metų, mūsų vaikai bus jau užauginti, mums po 50, aš atsisėsiu priešais tave ir mes neberasim nieko bendra, nes mes visą gyvenimą buvom vaikų vežiotojai, ugdytojai, problemų sprendėjai, žodžiu, vadybą, UABą įkūrėm ir vadybininkam, darėm verslą. Baigėsi verslas, išsilakstė visi darbuotojai, nieko nesprendėm, ačiū viso gero. Ir tada nueinu į kitus santykius. Ir aš sakau, aš taip nenoriu. Ką darom? Ir sustoti iš visos tos eigos, rankinį užtraukti, stabdį, spausti, išlipti, išeiti, pasivaiščioti, buvo labai sunku ir mes tikrai nebe pagalbos tai padarėm, kad nuėjom pas savo mentorius, mokytojus, prašau padėkit, mes nežinom, kaip daryti. Nežinau, ar visos šeimos tokius dalykus daro, ar eina pas psichologus, ar turi tokias mentorystės, bet mums labai to reikėjo ir aš čia kalbu apie tokį visai neseną dalyką. Ir mums taip atsitiko ir pas mus dabar tas kitas etapas, kai vaikai yra vaikai, mes jais rūpinamės, bet visą laiką prilaikom tą pulsą, kad mes irgi esam pora ir mes privalom vienas su kitu būti, skirti laiko, kad tai irgi yra toks pats darbas, kaip kad tavo darbas ar mano darbas, ar vaikų mokslai, ar bet kas. Tam reikia skirti nemažai dėmesio. Tai vat prabėgau pro tą visą, kaip atsitiko ir kaip vyksta ir kaip dabar yra. Tai va. Jo, ir žinai, kas yra labai svarbu, nes žinai, aš esu ta irgi mentorė, kuri dirbu su moterėmi. Moteris labai dažnai ištekėjusi, pradėjus susilaukti vaikų, jinai tiesiog palieka save ten kažkur tai 10 vietoj ir jinai stačia galva lenda į tą visą ūkį ir į tą buitį. Ir jinai staiga pamiršta, kad jinai apskritai yra moteris ir jeigu aš jai sakau, išvardink man dabar eiliškumo tvarka, ar tu esi žmona, ar tu esi dukra, ar tu esi mama, ar tu esi moteris, kas tu esi. Ir dažniausia tą moterį jos palieka pačioj pabaigoj, o pirmoj vietoj dažniausiai atsiduria mama. Tai va čia yra tai, su kuo jūs susidūrėt po tiek daug irgi metų, kad jūs pamiršot, kad jūs esat pirmiausiai pora, kad jūs esate pirmiausia vyras ir žmona, nes vaikai taip, jie išeina, va, kaip aš juokiuosi, pas mane, žinai, 4 vaikai, iš kurių tikriausiai rugpjūčio mėnesį namuose liks tik tai vienas. Oho. Ir tu supranti, kad o Dieve, reiškiasi, bet kokia aš laiminga, kad mūsų santykis su vyru kiekvienais metais jisai vis auga, gražėja ir jisai tik tai darosi dar spalvingesnis. Ir temos, ane, ir kaip tu sakai, santykyje kuriant ir jį išlaikant, jeigu abudu yra pakankamai sąmoningi, tai tu kiekvieną sritį turi peržiūrėti, kiekvieną sritį, tą patį seksualinį gyvenimą, kuris dažniausiai būna pamirštas, nu ir šiandien nėra nuotaiko, šiandien nenoriu, šiandien dar kažkas. Tai va dažniausiai aš ir pati ir savo klientėm visą laiką rekomenduoju, sakau, žiūrėkit, turite kalendorių ir planuojate tikrai visus savo vaikų užsiėmimus, ane, ir gal netgi atostogom yra vietos, bet laiko su savo vyru pasimatymas, bet kokią formą, nakvynė kažkur, bet ne namie, nesvarbu, gali būti tam pačiam mieste. Bet esmė, kad jūs turite turėti savo tą laiką, kuris skirtas tik tai jums dviems. Ir mes labai dažnai neriame, ypatingai sakau, vyrai rečiau, nes jie tikrai pasilieka laiko tiem savo hobiam ir savo veiklom, bet moteris labai retai apie save pagalvoja ir jinai visa savim ir visa savo esybė būna tik tai mama. Aš kaip pagalvoju, tu pasakoji savo istoriją apie tą pradžią ir kaip nepasiruošę buvo tai motinystei arba tėvystei. Tai aš buvau lygiai tokia pati, aš pastojau, mes irgi labai greitai susituokėm, po 6 mėnesių draugystės mes susituokėm ir iš karto, aišku, vaikas gimė, iš viso mes ilgai nelaukėme, 9 mėnesiai buvo vaikas. O aš tuo metu pas mane buvo vienas galvoj, karjera, darbas, aš dirbau labai fainą darbą, aš turėjau tikrai labai daug perspektyvų ir galimybių ir staiga dabar aš suprantu, kad aš turėsiu iš viso šito iškristi. Ir man tas vaikas ir jo gimimas, aš suprantu, kad tai yra dovana, aš suprantu protu, bet širdim aš nieko nesuprantu ir manęs nieks neparuošė, man nieks nepasakė, kad mano gyvenimas staiga apsivers 360 laipsnių kampu, kad staiga aš negalėsiu valgyti, ko noriu, aš negalėsiu į dušą nueiti, aš nieko nebegalėsiu. Ir va šitam momentui labai mažai moterų, kurios būna pasiruošę ir kurios sąmoningai eina į tai ir sąmoningai tą vaiką pagimdo visų pirma, o paskui augina. Ir va
tame laike, vat, kada ir dažniausiai vyksta visos problemos ir didžiausiai iššūkiai, kai tie vaikai maži, kai mes patys savęs nesuprantame, o čia dar 2 vaikai arba 1, nu kiek ten jų bebūtų. Ir tu supranti, kad dar naktys bemiegės, ta prasme, tiek daug dar fizinių visokių dalykų, kurie vyksta ir kur tau tikrai nebėra jėgų. Ir tada prasideda kaltinimas, prasideda kažkokie, tai vat, kaip aš sakau, tam tikri trafaretai elgsenos, kurie išlenda ir mes nežinom, kaip su tuo elgtis ir ką daryti. Ir ačiū Dievui, kad jūsų atveju jūs suradot mokytojus, jūs suradot paskaitas, jūs suradot kažkokius žmonės, kurie jūs nukreipia linkme, kuris šiandien dienai vat, turite tokią nuostabią, gražią šeimą, kuri yra pavyzdys daugeliu iš mūsų. Bet kiti ką daro ir kodėl skyrybų yra daugiausiai būtent tam laikotarpiu, dėl to, kad viskas žmonės tiesiog nepajėgia su tuo susitvarkyti iššūkiu, kuris yra ir jie tiesiog skiriasi, neišsprendė savo klausimų ir neatsakė į tuos klausimus, kurie dabar jiem iškilo. Ir čia tada gaunasi toksai, vėl eina į kitus santykius, ne, kaip Lietuvoje, jau panašiai kaip Švedijoje, reiškia, ir tada gaunasi, kad tas vaikas auga tarp 2 šeimų ar net 3 šeimų, kur yra bonus mama, bonus tėtis, kur yra santykiai, kuriem dar... Seneliai, kuriem dar sudėtingiau, broliai, jiem sesės. čia adaptuotis tame pasaulyje ir kaip jam tame išgyventi. Dėl to, kad jis nebesupranta, jis nebeturi to tvirto pamato arba to tvirto pagrindo, kas yra ta šeima, kokia yra to šeimos vertybė. Ir va, kaip aš visą laiką sakau, man labai svarbu šeima. Ir mano galva, šeima yra esminė vertybė. Bet kur, bet kokioj valstybei, bet kuriam pasaulio krašte. Jeigu nėra šeimos, nėra šito tvirto pamato, kaip tu gali vaiką užauginti, turintį irgi pamatą. Tai yra tiesiog neįmanoma, nes jis nesupranta. Jis galvoja, kad, dabar esmė yra patogiai gyventi. Nes, tėvai irgi jiem buvo nepatogu, jie išsiskyrė. Reiškia, tada aš irgi darau panašiai, ne? Nes pas manegi yra visą laiką tos programos, kaip ir tu paminėjai, pas tave buvo programa, kaip ir irgi tokio paauglio vaiko, kuris nuo pradžios iki galo nepadaro darbo, bėga, rėkia, atsitraukia, ta prasme, va toks elgesys, kuris, sakyčiau, į mane kreipiasi labai dažnai moteris, kurios būtent gyvena su tokiais vyrais, kurie yra paaugliai, bet tu esi tas paauglys, kuris jau išaugo pagaliau į tą vyrą, kuris prisimena. Ne faktas. Bet jeigu tu jau pripažįsti, matai, nes daugelis ką daro, jie nepripažįsta ir toliau bėga. Ir sako, ne, čia ne apie mane, aš viską darau gerai, čia apie tave. Ir Keletą. Pradžiai žmona badai pirštu. Tai dauguma vyrų yra šiandien dienai, bent jau tos moteris, kurios kreipiasi į mane, tai jos gyvena su tokiais vyrais, kur nusako, o ką daryti? Keletą dalykų gal kažkaip norisi tada dar atgal atvesti. Tai yra nuo pat vaikystės matomi yra skirtumai vyro ir moters. Aš gal pasakyčiau taip, kad vis tiek yra išimtys, bet yra tokia, moteris greičiau suauga, greičiau vystosi, atsakomybės ir taip toliau. Tada paskui, kas namie vyksta? Namie vyksta mama, namie vyksta močiutė, kurios labai atsakingos, labai viską daro, gamina maistą. Čia bent jau tada, nueinam 30, 40, 50 metų atgal. Ir iš ten mes užaugam. Tada iškeliaujam į darželį mokyklą. Ten vėl toliau tęsiasi moters mokymas. Mokymas ir panašiai. Gal vadovas vyras, gal moteris. Bet tada paskui iš tenais tęsiasi, dar šalia viso to mama, močiutė, bet tada ugdymo įstaigose mokytojos, gal jau mokykloje prasideda mokytojų vyrų yra, bet vėl moteris. Ir moterim kaip ir ta tokia, gera terpė, nes jos viena kitą supranta, jos bendrauja, viskas gerai, aš greit suaugu, tu greit suaugai, aš atsakinga, tu atsakinga, žiūrėk, va taip reikia daryti. Ir ta mergina supranta. Dar nuo atveju jis toks, nesusidėliojęs, jisai dar jam reikia eiti, mėtytis ten kažkur lakstyti, bėgioti, balos. Aš nesakau, moterim to nereikia ir panom, bet pasodink tą vyrą, sėdėti suole. Ir jis nenustyksta, ir panos nenustyksta. Bet dabar jau yra įrodyta, kad skirtumas yra ženklus. Ir tada tu ugdai ir priverti berną elgtis tinkamai, galų gale per pleištą, per negalėjimą, per 12 metų. Jisai išmoksta sėdėti ramiai
Ir jisai, ką reiškia tas sėdėjimas ramiai? Jis reiškia, kad jisai nueis į darbą ir jisai ten dirbs ir sėdės ramiai, taip kaip jį išmokė. Ir tada paskui ateina kažkas sako, tai tu dabar nebesėdėk ramiai, dabar įjung vadybininko ten rolę, čia važiuok, žongliruok su vaikais, dar tą, dar aną, dar maistą pagimink, dar čia tas, mes čia viską kartu darom. Ir vyras toks, wow, man biški per sunku, per daug, aš negaliu, palauk, duok man 20 metų, kaip aš mokiausi mokyklai, tokių pačių 20 metų duok man persiorientuoti tai. Tada jis persiorientuoja į tai, tada baigėsi vaikai, o dabar jau skirk laiką visą man. Palauk, aš 20 metų dabar variau su vaikais, žongliravau, ko nemokėjau, ne? Aš net nesakyčiau, kad kaltė yra kažkieno moters, vyro sistemos. Aš sakyčiau taip, kad tai yra skirtingi suvokimai. Ir moteriai užaugusiai, vat, matant taip, ir nepasigilusiai, apie ką yra vyras ir kaip jisai veikia. Jai labai sunku yra tą pamatyti ir jinai tokia, davai, greitai, pagal save. O moteris visur viską eina, visur viską daro ir jeigu vyras neprieina prie to paties standarto ir neina kartu toj kojo, kaip moteris tai daro, nu tai tada jai neramu ir tada jinai bando taisyti. Čia reikia tą pagerinti kažkaip, čia tu kažkaip ne taip. Ir jin tada pradeda gerinti, tada vyras pamato, pajaučia, kad kažkas į gerną jam nepatinka, jis tada pradeda stumti atgal, kovoti, pleištas ir taip toliau. Tada įsijungia vaikai, tada sproginėjimai prasideda ir tada vyro psichika neatlaiko. Moteris geba tuos dalykus atlaikyti labiau, nes ir vaikas auga, ir hormonai, ir emocijos, ir paskui tas auginimas. Dabar jau to pasikeitimo yra, kur vyrai su moterim keičiasi. Ir galima, jeigu mes būtumėm tam paruošti, tai dabar aš noriu tiesiog pasakyti vieną labai paprastą sakinį. Mes nesam ir nebuvom paruošti santykiam, kad mes suvoktume, apie ką yra moteris, apie ką yra vyras, o kaip yra sąveikaujama kartu, o kaip yra su vyru moteris su moterim, santykiuose mokykloje, kaip ten visą tai. Niekas, mes einam tiesiog tokiu bandymo būdu, kas yra labai gerai, bet vieniem pavyksta geriau, kitiem pavyksta blogiau ir iš tenai susiformuoja įpročiai. Tai jeigu būtų tos užklasinės veiklos, mokykloje, edukacija, tai aš dabar vardinu 3 pagrindinės temos - finansai, sveikata ir santykiai. Ir ne vieno nėra mokykloje. Tai apie ką mes kalbam? Tai ir tada paskui iš tų atsiranda santykių skyrybos, krizės, ten tada gal čia man reikia taip, o gal man reikia kitaip, gal man iš vis nereikia, nes kam čia dabar su kažkuo kažką aiškintis. Ir va šitoj vietoj atsistoja ta mentorystės dalis. Tai kad tu gal tada eik pasimokyk apie tos santykius. Nors knygą kokią perskaityk, ar į paskaitas nueik. Ir panos eina, nes jos žingeidžios, jom įdomu, bet ta visa kultūra, kurios domis, jom labai įdomu viską iščiupinėti, paragauti, ir jos eina ir susitinka, ir jom fainai kartu būti bendruomenėse, grupėse, kur jos mokosi, daro, šnekasi, moterų tai bučiuoja, ten verkia ir taip toliau. Vyrai, jie ką, garaže sėdi? Sėdi garaže, pirty, eina pažvejoti. Ir tada atsisuka ta moteris, ką tu su savo to žvejojimu, čia šūdas, ką čia žvejoji, ką tu čia savo tam garaže ir taip toliau. Aš taip stereotipiškai varau, ne? Bet čia yra vyrų metodas ir būdas. Tai paimkim senesnius laikus, aš perskaičiau čia knygoj Herojus su tūkstančiu veidų, šitą Campbellą. Ir anais laikais buvo taip, kad moteris susirinkdavo prie upių, nes dar nebuvo miestų, plaudavo rūmus. Ir ten susirinkdavo mažos mergaitės, paauglės, susirinkdavo mamos, susirinkdavo jų mamos močiutės ir susirinkdavo senolės. Ir viskas vykdavo vienu metu. Senolės dalindavosi išminti, mamos turėdamos jėgų plaudavo tos indus, dukros žaisdavo, mažos jaunos paauglės jau bandydavo kažką padaryti ir vykdavo pokalbį, ir vykdavo mokymasis. Ir tokiu būdu perdodama būdavo iš kartos į kartą va tos žinios. Kur susitikdavo vyrai? Eidavo medžioti, kažkur kažką rinkti, statyti. Ta dalis būdavo irgi kažkur ten jie susirinkdavo ir statydavo namą, kaldavo, neždavo ten, žodžiu, vaikučiai, kurie gali ten mėto, barsto smėlį. Va toksai vyko žaidimas. Tada buvo industrializuota viskas ir buvo viskas padaryta, urbanizuota į miestus. Ir kita Pandoros skrynia, kur pas mus atsirado informacijos kiekis ir perteklius. Ir jeigu tu apie tai niekad nesimokęsis ir nieko nesupranti, ką daryti, ir nesiperskaitęs knygos, neturi mentorystės, neturi pas savo tėvą, pas senelį, paskui nueiti pasiklausti, tai kaip tada išmokyti tokį žmogų? Tai tada atsiranda dukra, sūnus, arba vien sūnus, arba vien dukros, arba mišriai, tada atsiranda žmona. Ir tada prasideda tasai hard time'as, kur tau va tai va nuo ryto iki vakaro, kodėl nepadarai, kodėl nepasakei. Ir tada ką tas vyras, jisai mokosi. Ir aš nesakau, kad čia yra blogai, čia yra labai geras metodas. Tik tai tiek, kad vieni jo neatlaiko. Tik tai tokiam vyrui,
kuris įgauna tokį pamokymą nuo savo vaikų ir nuo savo žmonos, ir nuo savo bendradarbių, ir nuo visur kitur, kur galbūt jisai vertinamas ir gerbiamas, o kitoje vietoje jam duoda to tokio spaudimo. Tai tu tada nuei gal pasidomėk apie tai. Nu, pavyzdžiui, paskaitų paklausyk seminarų, atrask mentorystę, atrask kažkokį vyrų draugiją, kur galėtum ten atrasti to tokio ir pasikalbėti, kaip tai daroma. Galų gale ateini ir sakai, sėdi rate chebra ir sako, nu, vat pas mane yra blogai, mes neturim sekso, arba pas mane yra blogai, mes su žmona nuolat pykstamės. Ir 10 vyrų tam rate sako, ir pas mane taip pat. O, ką jūs darot? Ir tada tame 10 vyrų atsiras vienas vyras, kuris tai išsprendęs jau. Ir jisai sako, aš dariau tą ir tą. O, wow, tai kur tu ėjai? Aš jau pas psichologą, aš jau pas terapeutą, aš jau ten dariau tą, skaičiau knygas. Ir tada tie 10 vyrų iš jų gali 1-2 kažką pasimti ir padaryti. Ir jau tada atsitinka pokytis. Ir jau to šeimoje pokytis, bet vien dėl to, kad moteris, va taip, nu ta sistema tokia sudėliota. Tai mes prie tos sistemos turim išmokti prisitaikyti. Nes kaltinimo būdu, va šiandien su savo paaugliu sūnum važiuoju į mokyklą ir sakiau, kad kaltinimo būdu neatsitinka joks pokytis. Vat aš tave kaltinu, tu mane kaltini. Ir mes nuolatiniam konflikte. Ir mes išsiskiriam, gyvenimas pasibaigia, mes vienas kitų nebendraujam, baigta. Ir vat mūsų tokia pamoka, mes tai pasirinkom, nes nemokėjom kitaip, gal pritrūko drąsos, nesugebėjom padaryti. Viskas tvarkoj. Bet yra kitas kelias. Yra kitas kelias, kad nekaltinti, o pagalvoti, o ką aš moku ir ko aš nemoku. Ir ką aš žinau. Vat per tokius ratus. Tai moteris, padėjo mano, ar žinai, kiek moteriškų organizacijų yra įkurta Lietuvoje? Tūkstančiai. turėtų būti. Žinai, kiek vyrų organizacijų yra įkurtų Lietuvoje? Labai mažai. Vienetais. Ir aš jas žinau, nes jos vienos atsidaro, užsidaro, nes nežino, nes nemoka. Tada čia jūs ne taip daro, čia jūs ne taip, visi kažkas pakomentuoja. Bet lenkiu galvą žemai prieš moterų grupės visas, kurios jos daro. Ir labai fainai, ir labai gerai. Bet šitoje vietoje aš noriu galbūt netgi ir tu taip, dabar čia nekaltimas tau, bet taip irgi iš to pokalbio, iš to stereotipiškumo paimi ir pasakai, nu va, vyrai ateina ir va tokie daro, ir ten, nu va, moteris save pametusios. Žinai ką, vyrai yra vienodai, identiškai save pametę ir dar labiau, nes jie turi kažkokią vieną kryptį, nes jie bijo dar kažką pasimti, nes gal nepavyks, gal nežinos. Tai žiūri tas moteris, kurios daro 20-30 dalykų, o dieve mano, jam net galva plyšta. Bet tada jis galvoja, gal ir man čia kažką reikėtų, bet aš nežinau, bet aš bijau. Tada to pasimetiliškumo yra labai daug. Pavyzdžiui, aš buvau labai stipriai pasimetęs savo gyvenime, iki tol, kada mano gyvenime atėjo dvasingumas, nes aš pajaučiau, kad žmona ateina kažkuriam etapė, kai aš sunku žiūri į mane, tiesia rankas ir sako, bakio, aš nežinau, ką daryti. Tada aš baisiai kabo, o ten nieko nėra. Ir tada visi atsižiūri, kai mane žiūri, tai kur einam? Tada žmona sako, nieko nesupranti, einam ten. Ir jinai ten pat nueina. Ir jinai ten pat gauna tą patį, nieko. Ir tada mes pradam konfliktuoti, tai aš geriau žinau, ne, aš geriau žinau. Bet pasirodo, mes abudu nieko nežinom. Tai va šitoj vietoj, kuris iš mūsų paims be kažkokio priekaišto, be kažkokio kaltinimo, be kažkokio, o ką tu paims ir padarys. Nu gerai, man skauda, aš nežinau kaip, aš noriu gražių santykių. Konfliktas vyksta, bet aš noriu gražių santykių. Matau, kad nenusileis, nes yra įsižeidimas, įsiskaudinimas, bet aš jaučiu širdį, kad aš galiu. Bet gali būti, kad santykiai ne vienas taip ir nepajaus. Tada reikalinga trečioji šalis, kad padėtų. Bet jeigu vienas pajutė, nuėjau, pasimokiau, atėjau, praėjo daug metų, suvokiau, kad buvau neteisus, atsiprašau, dabar aš kažkaip kitaip mokysiuos. Ir sakau, man tas labai padėjo, kad aš galų gale iš tikrųjų, tikrai to žodžio prasme, atsiknisau nuo žmonos. Jo, žinai, kas svarbu dar kitaip, tai tu prisiknisai prie žmonos, bet dažniausiai būna atvirkščiai. Nu, tu esi nestereotipinis vyras. Tokių vyrų kaip tu yra, kaip aš sakau, nu, būtų labai faina, kad būtų daugiau. 100% stereotipinis vyras. Nežinai, ką daro pagrindė? Moterys knisasi prie tų vyrų ir ištisai juos moko, kaip reikia elgtis ir ką reikia daryti. Ir šiaip... Dėl mokykloje moteris mokė elgtis, kaip reikia sėdėti, behavinti ir taip toliau, sėdėk, nejudėk, nejudink, nekrutink. Tada paskui atėjo žmona, atėjo draugė ir pradėjo tą patį daryti, nes mama tą patį visą gyvenimą sakė, ne taip, ne tą, ne ten, sėdėk, sėdėk, sėdėk. Ir tada paskui atėjo žmona ir žmona išmokusi, nes buvo labai gerai mokyti mes sėdėti, o žmonos reguliuoti. Ir taip ir atsitinka. Ir vyras priema tą rolę, aš sėdžiu ir nieko nedarau, o moteris priema tą rolę, man netinka, davai daryti. Nes mes taip matėm, mūsų visa mokymo sistema yra apie tai. Bet supranti, normalus vyras tokią moterį anksčiau ir vėliau pasiunčia į vieną vietą.
Nes nei vienas vyras negali pakęsti, kai tau ištisai bado pirštu ir aiškina, kaip ir ką reikia daryti. Jeigu jis iš Pakenčia, tikrųjų yra, pakenčia 30 metų, 40 metų. Žinai, kodėl pakenčia? Nes nu, mokykloje mes buvom ir mokytos mum aiškino, mamos mum aiškino, žmona mum aiškina, mes esame įpratę ir mes kenčiam. Bet tas kentimas baigėsi tuo, kad mes esame numeris vienas savižudybių skaičiuose pasaulyje, tada esame labai daug gerintis, tada esame smurtaujantis ir visokie kitokie. Ir visa tai atsiranda į tai, nes atsiranda paskui kažkur ta riba, kur jau jinai yra, ten, nežinau, peržengama, yra nėra pateisinama, bet taip atsitinka. Ir dabar ką čia apkaltinti reikia? Moterį, ką apkaltinti reikia? Vyrą, ką apkaltinti? Valdžią, ką apkaltinti? Sistemą, tėvus, ką apkaltinti? Senolius, prosenelius. Ta prasme, tai stop, darom pauzę. Tai ką dabar kaltinti? Tai mūsų natūrali būsena, nes mes tiek daug metų gyvenom kaltinime ir vis dar kaltinim, todėl mes imamės kaltinti. Ir kaltinimas kažkur nuveda, kažkur nenuveda. Bet vieninteliu atveju, kas gali mums padėti šitoje vietoje, tai yra edukacija. mhm. Aš kaip sakau, užduokit klausimą. Nu, vat užduokit klausimą, bet, nu, nėra kažkokioj vietoj sutarimo. Arba kažkas tau nepatinka, arba netinka. Tai pasakyk tam savo vyrui, žiūrėk, klausyk, bet nerėkiant, nekaltinant, kaip tu sakai, ne? Nes iš tikrųjų kaltinimas Neįmanoma. niekur Tai, ką tu sakai, nenuveda. tu sakai apie tokią utopiją, tu kalbėjai apie 1% žmonių, kuriem tai pavyks. Aš taip labai noriu drastiškai sakyti, kad tu labai kalbėjai apie tokį idealizuotą atvejį, kur nerėkite moteris. Ta prasme, tau reikia vieno žodžio, pusę žodžio, menkiausio žvilgsnio pakreipti ir pasakyti taip, kaip vaikai išmoksta vienas kitą tyzinti. Ten jis tik sėdi, šaukštą pajudina ir iškart kitas sproksta. Tai lygiai taip pat ir moteris. Ir tas pats vyras išmoksta manipuliuoti ir pasakyti vieną kažką, kas paima ir priverčia žmogų sprokti, ne? Tai dabar įsivaizduok, kad tai, ką tu sakai, tai yra tobula, idealu, kai kažkas klauso ir daro. Taip. Bet šitoj vietoj, iki to nueiti, my god, vat kaip tu dabar sakai, nu Ignai, tai toks, kaip tu, tai vat jau yra čia, žinai, naudinga iškasina. Bet aš esu toks pats stereotipinis standartinis vyras, kuris daug metų gyveno vat šitaip ir tiesiog man ėmė netikti. Ir galbūt labiau yra pokalbis galėtų eiti apie tai, kad jeigu tau netinka, daryk ką nors dėl to. Ir tai yra coachinginis prieimo metodas. Tai papasakok, prašau, kas tau netinka. Tas. Ok, o kaip norėtum, kad būtų tobulų idealių variantų? Va taip. Tai gerai, ką tau reikėtų tada daryti, kad pasiektum tai? Nu, ta. Ne, bet čia jau tu kalbėjai apie tai, ką vyras turėtų daryti, ką tu norėtum pasiekti ir daryti, kad tau būtų gerai. Ir vėl tu visur, kiekvienoje vietoje sakai, ką vyras turėtų daryti. Aš dar kartą tau sakau, ne apie vyrą, apie save kalbėk. Ir tada ateina, palauk, tiksliai, tai aš čia turiu kalbėti apie save, ką aš galiu padaryti, o ne ką vyras turi padaryti, kad aš būčiau. Ta prasme, ir tada paskui kiekviena tokia sesija po sesijos atveda moterį arba vyrą į kitos suvokimo realizacijos, kad aš turiu atsiknisti nuo savo mylimojo ir aš turiu susikoncentruoti į darbą su savim. Aš turiu susikoncentruoti į skaitimą, į mokymąsi, nes aš atsilieku. 20 metų aš nieko nesimokiau santykiuose, aš tik ėjau ir bandžiau, bele ką. Tiesiog, pabandom šitą. Ir yra tam tikrų žmonių, kurie, nežinau, likimo, karmos, nežinau kaip. Aš nenoriu čia dabar įsiplėsti. Aš gal ir esu skaitęs apie tai, bet nenoriu apie tai kalbėti. Bet jiem pavyksta. Ir jie, nes pasvarstyti, pasirėkauti, pasipykti, visi mes gudrus. Kur tai nuveda? Kartais nuveda iki skyrybų, kartais nuveda iki muštinių, kartais nuveda iki pykčių, kartais nuveda iki bet ko. Bet kartais nuveda ir iki to, kad mes dviese sėdim pas psichologą, psichoterapeutą, santykių terapeutą, ekspertą. Ir mes per valandą laiko išsiaiškinam tiek, kiek mes neišsiaiškinom per 15 metų. Gyvenimą. Ir tada terapeutas sako taip, žiūrėkit, ir jisai taip irgi deda rankas, taip sako, žiūrėkit, prašau. Aš esu ekspertas, tą mokiausi 20-30 metų. Aš mačiau 3 milijardus porų ir jos visos apie tą patį. Ir jeigu jūs mėginat patys ten kažkaip spręstis, konfliktai, žiūrėkit, ką aš jums siūlau. Yra konfliktas, ateikit pas mane, užsirašykit. Ir aš kaip trečias asmuo, nesuinteresuotas, tai yra ne mano santykiai, man neįdomu, bet aš jums padėsiu išklausyti, paklausyti, kas čia ko nori, kas čia kam kas yra. Ir tada po tokių 2-3 kartų mes ten sėdim su žmona ir kalamės. Ir aš toks, stop. Minutę. Žiūrėk, ketvirtadienį mes einam kalbėti, pas Vaidą Arvasevičių ir pasimatysim. Aš tam šitą nebetęsiu, nes visą tai per 15 metų mūsų niekur nenuvedė. Ką reiškia niekur nenuvedė?
mūsų atvedė iki vaido, mūsų atvedė iki tų. Tai vadinasi 15 metų, bet jeigu kažkas dabar perklausys šitą video ir supras, kad gal nereikia laukti 15 metų, gal reikia iš karto pradėti nuo to ir mums pavyks išvengti visų šitų perturbacijų, skyrybų, pykčių, nesąmonių, isterijų ir taip toliau. Ir štai staiga aš paskui sėdžiu ir jau suprantu, kad aš su žmona eiti pas terapeutą nebenoriu. Ir jo rekomendacija tokia atsitiko. Jis sako, ateikit po vieną. Ir man su juo bekalbant, aš išgirdau, kad aš prisiknisinėjau prie tos savo žmonos ir kad ne joje yra problema, o manyje. Aš nedarau, aš jai nepadedu. Aš sukuriu tokią sąlygą, laisvės. Jisai ateina iš žinių. Bet tik žinių neužtenka, nes čia mes turim labai daug tokių protinguolių, kurie viską žino ir nieko nedaro. Bet nieko netaiko. Ir netaiko ir nedaro. Tai aš vienas iš tokių, aš daug metų, o Dieve, čia priklausau paskaituoti jau tai savo žmonai. Paklodės, kaip aš vatyvą ir gražiai su liežuviu pasmailintų galiu papasakoti. Bet tada jinai tokia žiūri, tai jo, bet veiksmai tai tavo kitokie. Žiūrėk, mes vis dar toliau tą turim. Ir link ko viskas privedė, link to, vis tik tai aš dabar atėjau iki to momento ir coachingas man labai daug padėjo apie tai, kad aš atėjau iki to momento, kad aš supratau, kad mano žmona išgyvena savo gyvenimą. Su savo pakilimais nuopoliais, su savo atsitikimais visokiais vairiausiais. Ir aš turiu palikti ją ramybę ir leisti jai būti, o ne už ją spręsti. Ir nebadyti pirštais, kad, o, žiūrėk, tu šitą darai, o, žiūrėk, tu šitą darai, kaip mama, kaip tėvas, kaip ta. Kokia nauda iš to, ką aš pasakiau? Pliktas. Bet visa tai veikia, suprantu jo. O ką gali daryti dėl to? Gal tu nueik tada į terapiją, gal ten pasikreipsi. Bet tada vėl mano pasiūlymai. Bet aš pastebėjau, kad kai aš atsiknisau ir nustojau va šitaip daryti, pati žmona nuėjo ieškoti. Lygiai taip pat, kaip ir jinai man padarė. Kai jinai atsikabino ir nustojo daryti, aš nuėjau, pradėjau ieškoti ir aš atsikabinau. Ir aš dabar einu savo dėl savęs. Nes pirmoje aš vieną dalyką suvokiau. Kad aš noriu, kad man gera būtų pačiam su savim. Nes man pasidarė nebegera su savim. Ir kai man nebegera daug metų buvo su savim, aš pradėjau prisiknisinėti prie kitų, prie savo žmonos, jinai mano artimiausias asmuo, prisiknisinėti prie jos ir iš jos reikalauti, kad, žodžiu, jinai būtų kalta, kad atsiprašinėjo, kad jausis nepatogiai ir taip toliau, kad va, ir dabar tu kentėk. Ir tada kodėl aš tai dariau? Kad pakišti po sofą savo nedadarimus, savo neveiksnumus, savo apgaulystės ir taip toliau. Bet kai aš tų specialistų pagalbą atėjau iki to, kad, tai aš nebenoriu šitaip daryti. Aš nebenoriu, tai aš tada einu ir darau pats, tą ką aš galiu padaryti dėl savęs, kad aš būčiau jai didžiausia pagalba, kokia tai gali būti. Bet pirmoji man turėjo patikti savo su savim būti. Bet dabar noriu dar kartą grįžti ir pasakyti, kad neatrodyčiau taip, kad aš jau čia esu nuo kalno ir čia šneku ir taip toliau, pas mane kasdieną vyksta visokių dalykų. Supraskit, gyvenimas tęsis ir pas mane gyvenimas mane talža iš visų pusių įmanomų ir neįmanomų. Aš tik dalinuosi tokiais savo giliais atradimais, kuriuos aš mokausi taikyti. Ir vieni dalykai pavyksta geriau, kiti mažiau, bet aš truputį po truputį formuoju naujus įpročius. Ir mėginu, kad atsirastų tas, kaip tu pasakei, paternas, tas kelias naujas, kad jisai atsirastų naujai. Ir tada, kai aš įdegiu savo, aš tada galiu kažką žmonai pristatyti, arba jinai gali pamatyti, kad kažkas kitaip. Tada mano vaikai gali pamatyti, kad staiga vietoj konfliktų tapo racionalios kalbos, kad tapo ten daugiau gražiau, fainiau santykiai mano ir žmonos. Ir tada, jau kažką pasims iš to. Bet tada, kai aš tai suvokiau, grįžtu namo, aš suvokiau dabar ir tau taip reikia padaryti, staigi dabar eini daryti, greitai, dabar tu irgi eik susivokti, nes tau pačiai susim turi būti. Ir mes tai darom. Nes ta realizacija, kuri mūsų aplanko, apvaizda kažkokia. Mes iškart norim, kad mūsų artimiausias eitų ir tą patį darytų, kad vaikai eitų tą patį darytų, kad kolegos eitų tą patį darytų. Apsiraminkit, prašau. Aš tai dariau daug metų. Mano realizacijos yra man. Ir aš su jom pabūsiu, ir aš su jom pagyvensiu, ir aš jas paturėsiu ir pagyvenk bent su jom 2, 3, 5 metus. O ne iš karto bėg pulk visus kitus mokyti, kol dar pats neįgyvendė ir nepadarė. Jo, dabar kokius 3 metus jau mokausi nekalbėti ir mokausi nemokinti. Ir mokausi tai, ką aš išmokau, nes iš tikrųjų čia ir labai sudėtinga, nes tu supranti, kad tai išlaisvino, tai gali būti žymiai lengviau, tai gali būti žymiai prašau. Ir visiems taip pat bus, davai greičiau. Bet tas žmogus dar jam iki šitos realizacijos ateiti, jam reikia 20 metų dar ateiti. Ir tu dabar bandai nukirsti jam procesą, kad jisai dabar per metus laiko išmoktų, ar per 3 mėnesius, per 1 savaitę, tą, kai jisai turėtų eiti ir mokytis ir pats išmokti per 20 metų, kur jisai nesugebėjo, tai jis pailiui, va taip jau. Ir tu dabar bandai nukirsti jam liniją ir padarysi jam meškos paslaugą. Tu jį gali nusiųsti visiškai ne į tą kosmosą.
Ne į tą Aš pusę. netgi iki tokio lygio užaugau, kad jeigu ir pasakau kažką, ko neturėčiau pasakyti, mokinimą aš turiu galvoj, aš sakau atsiprašau, aš suprantu, kad arba aš nemoku pasakyti taip, kad tave paliestų, arba tu tam esi nepasiruošęs, bet aš atsiprašau ir aš daugiau to nedarysiu. Ir aš galvoju, oh my god, kiek tau metų reikėjo augti iki šitos frazės. Nes, nu, tiesiog ne iš blogo, ane, vat kaip ir tu randi irgi nori pasidalinti iš karto, imk, daryk, daryk. Ir žinai, mano tas suvokimas toks labai vizualinis ir aš esu vizualė. Žinai, sakau, santykyje, aš visą matau santykį kaip du laivus, kurie plaukia vien šalia kito, nes jiem yra gera. Bet tai yra du laivai, visiškai autonomiški. Jiem nereikia laikytis įsikibus arba nereikia nuolat, kad tas kitas kūrą piltų. Reiškia, mes plaukiam šalia, nes mum yra gera. Tu labai tokią frazę vieną pasakė, norėjusi iškart sureaguoti, jeigu mes būtumėm pora ir tu man paimtum ir pasakytum, kad tu dar nesi pasiruošęs. Va, tai, ką aš kalbu, tu dar nesi pasiruošęs. Viskas, mes turėtumėm konfliktą. Ir aš iškart sakyčiau, ta prasme, ką tu turiu omeny, aš nesu pasiruošęs. Kaip tu iš vis gali už mane spręsti, tai čia tik dėl to, kad aš dabar einu, mokuosi, studijuoju ir darau. Tai bet tada tuo metu, kai aš dar to viso nedariau, man moteris tai pasakytų ir iš karto konfliktas, iš karto per vyro ego, tu tam nesi pasiruošęs priimti, tu dar nemokai. What? Ir ten iš karto. Tai aš dabar taip, vat man žmona taip tokį pasako ir aš sakau, žiūrėk, tavo manimo aš nesu pasiruošęs. Mes esam dviejose skirtingose poliuose, suvokimuose ir taip toliau. Aš einu, mokausi ir tu pasakei, bet aš mokausi nepriimti to, nes aš nenoriu įsižeisti dėl to. Nes aš anksčiau net nemokėdavau atrasti tokių dalykų. Bet tu dabar tai pasakei, bet tai nėra apie mane, nes tai buvo tik tavo pasakymas. Aš, pavyzdžiui, manau, kad aš esu pasiruošęs. Ir tada jinai tokia sėdi ir sako, nu gerai, atsiprašau, ne tą žodį netai pavartau, aš ne tą turiu omeny. Ir mes labai dažnu atveju kalbam automatiškai. Ir dabar, kad žmogui, kuris yra konflikte, va taip pasakyti ir atskirti ir atrasti, nu yra be galo sudėtinga. Tai aš manau, kad čia tikrai reikia ir mokslo, ir praktikos, ir visai nebūtinai visada tai gali pavykti. Tu pasakai labai gražiai, atsiprašau, norėjau. Jo, tai čia labai geras įsiterpimas, dėl to, kad, žinai, kaip aš sakau, mes visą gyvenimą mokomės pagauti žodžius bent metrą nuo savęs. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes neperleidžiame per savo visas patirtis ir per savo visą informaciją, kuri jau mumise yra, ir mes suvokiam visai kitaip tą informaciją, negu tas žmogus pasakė. Tai čia yra toksai ilgas gyvenimo procesas, kuris tiesiog, kaip aš sakau, taip, aš pasakiau visai ne tai ir labai, labai gerai tą konfliktą arba tą situaciją yra labai gera frazės. Kai tu žmogaus matai, kad žmogus jau lyg į konfliktą bando važiuoti, o tu sakai, kaip tu tai išgirdai. Ir kai tu pažduodi jam tokį klausimą, jam labai aišku, kai jisai atsako į tą klausimą, jisai supranta, kad tą, ką žmogus pasakė ir tai, ką jis išgirdo, tai yra dvi skirtingos informacijos. Nu jo, bet čia tu kalbė apie aukštą pilotažą, nu jau tu čia kalbė apie, čia žinai, aš sakau, tai yra procentas 2, arba, pavyzdžiui, kai žmonės kalba apie sportą, mes praeitą kartą kalbėjom nemažai. Tai aš suprantu, kad mes kalbam apie pirmūnus, kurie eina mokymus, kurie dalyvauja ir kurie geba va tokiose situacijose sustoti, nusiraminti ir va dar tai pasakyti. Nu, bet čia yra, wow, kaip reta. Jo, bet žinai, kaip aš dar labai dažnai moterį mokau, žiūrėkit, sakau, kai jūs grįžtate iš darbo, būkit geros, nepulkit iš karto prie tų ūkio darbų, nes, tu ateini su tam tikrų bagažų visko. Ir tu staiga ateini, dar čia, žinai, 3 vaikai ar 2 vaikai ir dar vyras, žinai, ir tu puoli iš karto prie bliūdų, puodų ir visų ūkinių darbų. Sakau, žiūrėk, atsisėsk į sofą ar į fotelį, išgerk arbatos puodelį. Ir tada po 10-15 minučių, kai tavo energetinis visai laukas pasikeis, kai tu jau visiškai su kita energija įeisi į tą virtuvę ir pradėsi tai spręsti arba tuos klausimus spręsti, kurie kyla jau šeimoje. Nes, kai mes esame ir nesugebame atskirti tų, sakykime, būsenų savo, arba nesugebame atsitraukti truputėlį, įkvėpti, iškvėpti, kas labai labai svarbu. Ir aš labai dažnai dalinuosi paprastais dalykais su moteriam, sakau, žiūrėkit, įkvėpkit per 4 ir iškvėpkit per 8. Ir tai bent 4 kartus. Ir jau pamatysit. Aš noriu praktinį patarimą jo. Aha, sakyk. Aš, kai grįžtu namo, man labai padeda dušas šiltas. Ir mano bernam lygiai tas pats, nes mes per dieną esame atšiojo aplinkoje, gal emociškai nesam tiek patvarus, bet galim varyti vieną eigą ir kryptim daug metų. Bet grįžtam namo po viso tokio rimto krūvio
Ir tada, va, tas iš karto grįžti namo, vaikai, aplinka, triukšmas ir taip toliau. Ir paskui netgi atsiranda toksai įprotis, kad aš nebenoriu grįžti namo. Dar tada žmona kažką pradeda šnekyti ir ta įtampa yra tokia neatlaikoma. Tai čia taip tobulai idealiai bekalbant. Grįžtu namo, pasidėjau daiktus, į dušą, nusiprausiau, nusiraminau. Energetiškai vanduo labai stipriai padeda tą, vat, nu, visą tokį nuramina. Ir tada grįžtu namo. Dar dažnu atveju būna, kad čia aš apie vyrus kalbu, aš nekalbėsiu apie moteris, kad vyras būna alkanas ir kai jisai alkanas ir dar nėra nusiraminęs, o atėjęs ant tokio hypo, tai tos pirmos 15 minučių, taip kaip tu pasakei moteriai, tai taip ir vyrui galiojantį tokia yra. Jis atsisėdo, pavalgė ir tada pasikalbėkim. Nu, tai ką tu? Moteris savo turėjo ritualą, vyras savo ritualą turėjo. Tai čia jeigu žinai, kad tokį išlyginti tą yin ir yang, tai kad moterim, ką moterim padaryti, tai vat, pakvepavimas, ar ateiti pasidėti išgerti kažko, o vyru atveju, kas labai stipriai padėjo ir pavyzdžiui, pas mus šeimoje irgi didžiausi konfliktai kyla dėl to, nes mano chebra grįžta po emocijų, mokykloje kažkas pastyčio, per dieną nepavalgė, nepagėrė ir atvaro ir tokiam visiškam pikė konfliktų. Tai tada visi yra siunčiami maudytis, visi yra pamaitinami ir tada mes Tada kalbame. galim šnekėtis. Bet vėlgi aš čia tokį kalbu idealizuojančiai, nesakau, kad tai visada pavyksta, aš kalbu apie tai, kas galėtų padėti. Ir dar kartą noriu priminti, kad jeigu kažkas iš jūsų kalbės, galvos, kad nu va, čia Ignas arba ten Jurgis, ar aš, ir jeigu pavyktų, kam nors, kada nors pagalvoti apie tai, o kas šią akimirką, ne kas ką tik buvo, ne kas dar bus, o kas šią akimirką. Tai va, iš šitos akimirkos ir galvoti apie tai, kaip aš dabar jaučiuosi, ką aš su dabar galiu daryti, nu jo, gal pamastyti, o kas bus, jeigu aš dabar taip padarysiu, o kas bus, jeigu aš taip nedarysiu. Nu ir tada, nu, va, žmonės būna ir pasilieka tą mąstymą. Tai paim padaryk. Nu, nueik į tą konfliktą, kurį jau tu darai 20 kartų. Kas būna? Blogai būna. Ir baisiausia, žinai, kas būna šitoje vietoje, kai žmonės susipyksta, ne, ir tada yra ta tylos siena. 3 dienas, ten 2 dienas, nu, ten aš esu ir dar tokių ekstremalių girdėjus ir dar ilgiau. Vietoj to, kad žmogus suprastų, okei, mane tai trigina, apie ką šitas dalykas, ką aš turiu išmokti. Aš labai mėgstu frazę, ką aš turiu išmokti. Mane trigina jo žodžiai. Aha, tai čia ne apie jį, čia apie mane, nes mane tai labai stipriai žeidžia. Ir tada tu turi iš savo pozicijos paaiškinti žmogui ir jam duoti suprasti, kad taip, kaip jisai dabar pasakė, arba taip, kaip jis dabar padarė, nu, yra netinkama. Arba žinok, žiūrėk, aš esu dauginimo mašina. Viską dauginu, ką man duodi. Jeigu tu man duodi gražius žodžius, aš juos dauginu 10 kartų. Jeigu tu man duodi kritiką, aš ją irgi padauginu 10 kartų. Tai vad, kai vyram tu pasakai tokią informaciją ir sakai, žiūrėk, aš dauginimo mašina, ko tu nori daugiau? Vyrai yra tokie labai labai paprasti, jam labai rūpi paprasti žemiški dalykai. Pavalgyti, pamiegoti, pasidauginti, viskas. Ir moterim tokie, tai kaip tiem vyram, ką nenori daugiau, nu aš čia taip generalizuotai sakau, aišku, kad vyrai nori daugiau. Labai sugirdžiu. Bet bendraja prasme, tai patenkinti vyro baziniai poreikiai, tada galima kažką ten sėdėti ir tartis, bet kai tai nepatenkinta, tai tada tas vyras net nesijudina ir jis galvoja, ai, ir aš nekalbadienis pats geriausias dalykas, ką gali gauti vyras. O Dieve, man nebereikia šnekėti, ačiū Dievui. Ir vyras gali kantriai laikyti 10 metų. Moterį yra blogiau nekalbadiniai. Bet tai, ką aš ką tik pasakiau, lygiai taip pat galioja ir kitą pusę. Tai moteris sako, kad tu neužtikrini mano poreikių, kurie yra ten tokie. Aš nesaugi ir taip toliau. Ir tu nieko aš tada nenoriu tam daryti. Tai va šitoj vietoj, be pokalbio, tai gerai pasidėkim, pasakyk, ko tu nori. Nu, aš noriu taip. Palauk. Žiūrėk, aš galiu vieną. Davai pradedam nuo vieno. Bet čia, kad dar vyras tai pasakytų, dar taip reikia, nu, taip pastrateguoti gerai. Bet jeigu vyras geba, žiūrėk, aš paprašysiu dabar taip, kaip mes apie sportą pradėkime kalbėjom, pradėk nuo vienos stiklinės. Tai gerai, ką galim padaryti? Aš galiu padaryti tai. O ką tu gali? Aš galiu padaryti tai. Ir šitą savaitę mes vienas kitą palaikydami darom tai. Bet vėlgi, va tai, ką aš dabar kalbu, čia yra tokia utopija ir čia reikia tiek daug darbo, kad iki to nueiti. Todėl dar kartą pasakysiu, kad mokymasis asmeniškai labai daug padeda. Tai reiškia, kad kiek tu mokysis, kiek tu gilinsis. Toliau terapijos labai padeda. Bet vėlgi, įvairių terapeutų gali būti. Ta prasme, aš girdėjau, kad terapeutai ir eikit, skirkite, čia tavo vyras lopas ir taip toliau. Jis įskaudinasi terapeutė pasakė. Tai ta prasme, kurią irgi vyras paliko, tai, nu, tai tų tokių kelių yra labai daug. Bet edukacija, kurios mes šis net neturim, tai jau būtų pirmasis žingsnis. Ta prasme, o dar biški taip atgal ateinant. Tai klausykite pirmąjį mūsų pokalbį. Ir tenais labai stipriai paaiškės.
Perskaitykit vieną knygą, jeigu jau visai nesuprantat ir kalbat, kaip aš sakau, visiškai iš skirtingų pusių ir nepažįstas. Moteris rodo į tas duris ir sako, nupirk gėlių, nupirk. Ne, nesako nupirk gėlių, bet rodo vis parduotuvės duris ir vis praeina ir vis kažkokiais žestais rodo ir vyras niekaip nesupranta. Tai kaip aš sakau, moterim reikia išmokti kalbėti ir sakyti tiksliai, ko jos nori, nes vyrai tikrai ne ekstrasensai ir jie neskaito minčių, jie nesupranta šitų dalykų. Ir vat viena knyga, kuri mano gyvenime atsirado labai labai anksti, jau tikrai prieš gal 15 metų. Vyrai iš Marso, moterys iš Veneros. Tai kai tu supranti, kad mes esam, tikrai mes esam skirtingi ir tie skirtumai yra gerai, jeigu mes juos suprantam ir mokam su jais komunikuoti ir su jais gyventi. Bet jeigu mes tuos skirtumus matom kaip bijau, nes to nepažįstu, bijau, nes nežinau, nes mūsų smegenys visą laiką ten, kur mes nežinom ar nesuprant, mums iš karto pavojus. Tai va šitoj vietoj, kad nežiūrėtumėm į tą žmoną kaip į pavojų, arba žmoną į vyrą kaip į pavojų, tai paskaitykite bent tą knygą, nuo kažko pradėkite, kad iš tikrųjų mes gyvendami kiekvienas savo rolėje padarom tą gyvenimą žymiai paprastesnį ir lengvesnį. Aš irgi esu dar vieną podcastą su Aleksejum Zaharovu įrašius apie vyro ir moters rolę gyvenime. Tai ten netgi ir iš medicininės pusės, iš mūsų fiziologijos, biologijos. Tai va ten yra labai daug naudingos informacijos dėl to, kad kai mes nežinom apie ką mes, vat kaip tu sakai, mokykloje viena iš temų tikrai galėtų būti santykiai, nes paskui žmogus nežino, ką daryti, kai jis prando lipinti, daryti tuos santykius, tai tuo bandymo būdu yra labai sudėtinga nueiti ten, kur tu norėtum būti. Tai dar visa laimė, kai turi gražų pavyzdį namie, tai jau tau lengviau, bet jeigu tu jo neturėjai. Taip, tai gal iš tėvų turėjai. Čia aš noriu tai papildyti dar sudėtingesnė užduotis. apie knygas, tai 5 meilės kalbos. Bet čia šitoje vietoje yra didžiulis pavojus, nes tai, ką mes dabar siūlom, tai yra vėlgi žmogui nueiti dar labiau į tą tekstą. Tai gal moteriai fainai tekstas, nes jinai tada ten tą savo vaizduotę pakuria ir panašiai. Bet tiek vyrui, tiek moteriai yra labai labai veikiantis dalykas ir metodas, tai yra veiksmas. Ir moteris, tikrai būkit, prašau, mielos, supraskit, kad tam vyram daeiti tikrai reikia laiko. Ir ne dėl to, kad vyras kvailas, ar mažvaikis, ar jaunas, ar paauglys, ar kažkaip kitaip jį pavadinti. Kažkuriuose sferose taip, bet kažkuriuose sferose moteris lygiai tokios pačios. Ten, nežinau, stereotipiškai paimkim, ten, nežinau, atidaryk variklį ir yra moterų dalis, kurie žinos, o kitos jos taip žiūrės ir ten, tai kur čia dabar man tą pilti, žodžiu, skystį. Tai galima ten daug kur pamatuoti, kur vyras, moteris, ne, bet jeigu taip, vyras, bet jeigu supras, tai tada gali būti, kad skirtingai reiks ten visą likusį gyvenimą ten. Bet kol jis nesuprato, jis nežino, apie ką eina kalba. Bet jeigu jam per prievartą stumsim kišim, jis gali ir nepajusti. Ir čia turbūt didžiausia yra užduotis moterim, tai kaip padaryti, kad vyras norėtų. Tai nueiti į tokią paskaitą, nueiti į psichoterapiją, nueiti dar kažkur. Ir tu labai tai pasakai, žinai, einu pro duris ir matau ten ir vyrą, žiūrėk, aš noriu, nupirk. Tai nusipirk pati, turėk savo, nes tau reikia, tam vyrui 100 metų nereikia. Jam reikia žoliapjovės, jam reikia dar kažko. Ir ta prasme, ir jis eina ir rodo, ten, tai nupirk. O tu jam nupirkai tą žoliapjovę, kurios jam reikia, arba raktų rinkinį. Nei tu nupirkai, nei jisai tau pirks. Tai nusipirks jisai. Bet ir šitoje vietoje mes kartais ir pasirinkom, kad čia mums atrodo yra esmė. Bet gal esmė mums kartu apturėti gerą savaitgalį ir galų gale pabūti be vaikų, dviese, turėti santykius intimius ir taip toliau. Kas vyrui yra žiauriai svarbu, o moteriai gal nėra svarbu. Vyras galėtų pasakyti, bet man vis sako, kad man yra svarbu, bet man nelabai, man reikia biškai pasiruošti, nes aš negaliu čia tarp tų vaikų. Va taip ir taip daryti ir taip būti. Man reikia išvažiuoti kažkur vieną dieną eiti ir taip toliau. O vyras ten jau 3 metus nieko nedaręs, nes moteris užsirūstinus ten, nes tu man kažko nepadarė, arba kažką padarai. Ir tada, ir mes turim problemą. Tai tada išvažiuoti, pabūti ir tada patenkinti paprastus, žmogiškus, bazinius poreikius. Tai į pirmą paskaitą mūsų grįžtant, tai ten yra apie maistą. Apie maistą, apie sportą, apie vitaminus, ko mes neužtikrinam ir tada pas mus santykių tematika paryškėja 3000. Paryškėja ir mes tada viską matom. Kai mano kūnas yra atmaitintas ir jam viskas gerai, aš ir tos santykius žiūriu atlaidžiau. Ir kai dar aš žinių turiu papildomai ir dar tą maistą turiu, tai tada man dar geriau. Ir kai dar aš tada dar turiu kažkokius bazinius poreikius, va ten moterį kažkokio, nueiti pasimatymą, pasidėti už rankos, paimti kavos, pagerti, skaniai pavalgyti,
tada, nu, tai čia aš irgi iš paskaitų, tada jau pas ją jau yra seksas, jau vatinai eina, žiūri, mato, būna rankelę, pažiūrėjom, pabuvom, skaniai pavalgėm, tada patalinė laiškas, o vyras apie tai niekad gyvenime negirdėjo. Tai kai aš pirmą kartą tai išgirdau, aš toks tipo. Matai, čia irgi svarbu. Čia irgi yra blueprintai, mes visi esame skirtingi, net ir seksas mums visiems yra ten 6 skirtingi blueprintai, kurie mes priklausome. Tai čia visi mes esam labai skirtingi, bet aišku, kaip tu sakai, aš čia kalbu aukštom frazėm, nes jo, aš galvoju, kad jeigu tu yra problema, reikia klausti, reikia sakyti. Bet yra, žinai, kaip aš santykiuose dažniausiai matau, ypatingai kai atvažiuoja poros į svečius, jeigu moteris pradeda ištisai komentuoti, ištisai priekabiauti prie savo vyro, nu, jam sakyti pastabas. Ir aš dažniausiai pasivedu tokią moterį iš šoną ir sakau, nu, kas pas tave gyvenime negerai, nu, kuo tu savim nepatenkinta. Tai kada paskutinį kartą buvai spa? Kada paskutinį kartą buvai kur nors su savimi pati? Nes tai rodo tik vienintelį dalyką, nuo ko tu ir pradėjai. Kad kol žmogus nepilnas, kol jis nepasitenkina ir nemyli savęs, nu kaip jis gali kažką duoti kitam. Iš principo tai yra tiesiog neįmanoma. Iš alkio, jeigu žmonės susitinka, tai kol jie būtų alkani galbūt kažkurį laiką ir tai gali funkcionuoti ir veikti. Bet kai tik vienas pradeda save maitinti, o tas kitas lieka ten, kur jisai buvo, tada jau gaunasi, jau tas vampyras energetinis tampa, jis iš tavęs vis nori ir nori, vis tempia ir tempia. Ir tu vienu... Mes apie ką mes ir kalbėjom, apie tą, nu, mane padaryk laimingu. Kol aš pats negaliu pasirūpinti savo laimę ir kol man negera pačiam su savim, nu, bet čia yra toks, nu, 3000 kilometrų, žinai, reikia nueiti iki to, kad tai ateitų tokia realizacija. Tai paskui tada jau, kai aš esu pats savo fainas, laimingas, pailsėjęs, pavalgęs ir visoks koks, aš suprantu, kad aš turiu resurso, gal ir kažkuo kitų pasirūpinti. Bet kai aš esu visiškam dugne, tai dar manęs prašo, kad čia dar manim pasirūpink, arba aš esu dugne, mano vyras yra dugne ir aš tada vyrui sakau, tai tu, žodžiu, manim pasirūpink, nes aš esu dugne. Tai iš kur? Ir kodėl vyras? Kodėl jis turi pasirūpinti tavo, nu, žodžiu, bet tu irgi nedadarai, nemedituoji, neskaitai, negeri vandens, nevalgai, tu nieko nedarai. Šokdink mane, dabar atsistatyk, ta prasme. Ir vyras lygiai tą patį, žinai, tai tu dabar čia mane linksmink, dabar duok man čia sekso dar kažkur. Ta prasme. O tu galvoji, kad aš čia labai noriu, aš čia visą valgiau, dariau, gaminau, čia buvau ir taip toliau, nepamėgau, nesiprausus. Ir tu čia galvoji, aš dabar, o, tai va ir norėsiu, ne? Ir va čia iš to vietų yra nesusitarimas abiejų. Tai bet jeigu atsiranda tokie pokalbiai, jeigu atsiranda terapija, atsiranda mokslai, atsiranda knygos, atsiranda visą tai, ir ten paaiškėja staiga vyro poreikiai, moters poreikiai. Bet čia, žinai, aš dabar tokį naudoju, ką mes Geštaltą mokomės, kad būti drąsiam ir surizikuoti. Ir mano žmona nepriėmė. Ir aš jai paėmiau ir pasakiau, aš paėmiau, perlipu per save, būdamas vyras, 40 metų, gyvenime tokių dalykų nesakęs. Aš paėmiau ją ir sakau, žinai, yra taip ir taip. Ir jinai mane sugėdino. Ir tada aš galiu ką padaryti, tai aš galiu įsižeisti. Ir konflikto būdu manęs tai niekad niekur nenuvedė. Ir aš tą akimirką prisėmiau atsakomybę ir sakau, žiūrėk, mano miela žmona, jeigu ką, tai aš ką tik tai dabar padariau tokį dalyką, kuriuo vyrai niekada nedaro. Aš paėmiau ir tau parodžiau savo jausmus ir emocijas, kurių tu prašei tiek daug metų, kad aš tai padaryčiau. Ir jinai tokia, ok, gerai, supratau, atsiprašau, stereotipiškai, tu nieko to nedarėjai, aš net nesugebėjau įvertinti, labai atsiprašau, ar galima čia atstatyti ir kad tu dabar tęstum. Aš sakau, taip, aš atstatysiu, nes aš nepriėmiau tavo šito, nes aš supratau, kad automatiškai, dėl to, kad aš visą gyvenimą šūdą maliau, aš dabar paėmiau ir sugebu grįžti ir pasakyti, tai leis man pabaigti. Aš norėjau tu pasakyti, kad tai, viskas. Aš neprašiau nieko su tuo daryti ir staiga paėmė ir apsisuko. Žmona visada taip. Tai ko tu man padarimus duodi, aš neprašiau nieko daryti. Ir toks apsisuko ir tada aš toks sėdžiu ir man gera, kad aš tai sugebėjau padaryti, kad mano investuoti 1000 eurų į mano mokymus veikia. Ir tada paskui žmona atėjo vakare, apsikabino, pabučiavo ir sako, bliavo, tai buvo taip drąsu, aš gyvenime taip negirdėjau. Ir aš įsivaizduoju, supratau, kad vyram taip, kaip tu taip sugebėjai, papasakok. Ir ten atsirado gilus pokalbis. Nes iš tikrųjų, vyrui tai paimti padaryti, tai yra tiesiog neįmanoma, ne šitam gyvenime. Bet Niekas to nemokino irgi. Niekas to nemokino, tai jeigu mokant, turint kantrybės
ir suprantat, kad yra tokių atvejų, tai jeigu pavyko ir man pavyks. Nu, pavyzdžiui, apie finansus tai visiems viskas aišku. Jeigu jam pavyko uždirbti milijoną, tai aš uždirbsiu. Ir čia nieko tokio. Ir vienas žmogus dirba ir uždirba. Bet lygiai taip pat ir santykiai gali būti. Tai jeigu šitam pavyko, tai kaip tada? Tai gerai. O tai kaip pasinuoti? O tai kur jis ėjo? O tai kaip parašyti? Ir va šitoje vietoje reikia drąsos, reikia surizikuoti, reikia rašyti, reikia kreiptis. Nes, nu, tada kažkuriuo tai atveju, kai jau mėgini ir kai jau tu ten 10 metų mokaisi, pokyčio kaip nėra, taip nėra. Nu, gal tada jau reikia pagalvoti apie tai, kad, nu, gal iš tikrųjų mes, būdami visiškai vaikai, gėriam, rūkiam, svetimo dėliam, svetim vyriavom, prisidarėm visokių nesąmonių. Ir dabar aš nusprendžiu eiti į kažkurią tai pusę. O aš matau, kad mano antra pusė neina. Ir man tai galų galę netinka po to, kai aš 10-20 metų dariau va, tą dalį. Tai gal tiesiog, žinok, man laikas išsiskirstyti. Ir tada va, be konflikto, be nieko, be kaltinimo. Tai bet tai aš eisiu gerai, bet čia matas gerai. Ir tada žmogus gauna kitokį už žmogų, nes jisai realizavo ir suprato, kad didelė kaltė buvo jo, kitas žmogus nepanoro keistis. Ir aš tada priėmu sprendimą, man taip kem santykiai gyventi ar ne. Nu, ta prasme. Ir kai kurie žmonės nusprendžia, kad gyventi, bet jie tada jau nebeprašo, nebereikalauja. Su meilė, su atjauta. Nu, va, žmogus taip daro. Nu, aš suprantu, kad jam per sunku. Nu, negali jisai. Bet jisai manęs nemuša, jisai mane myli, jisai gerbia. Nu, bet vat, mūsų santykiai tokie. Bet kai yra konfliktas, tai ten neatsiras tokios meilės ir pagarbos ir santykių. Ten atsiras konfliktai ir dėl to žmonės ima ir išsiskiria, nes tampa jau nebeįmanoma. Bet kita vertus, gal tam vyrui reikia dar laiko, gal jam po ten 20 metų ir 15 dienų pavyks. Nu, niekas nežino. Tai va, tai nu, bet čia jau aš nebepatarėsiu, čia jau reikia, žodžiu, žmonėms priiminėti sprendimus ir paskui su jais gyventi. Jo, bet čia yra tas, žinai, aš noriu apibendrinant pasakyti, kad tie santykiai yra toks pamatas, kurį mes iš tikrųjų perdodam savo vaikam. Aš galiu tik pasidalinti savo vaiko, kuris jau gyvena Amerikoje, žodžiais, kuris grįžta po metų Amerikoje ir jisai sako, mama, tu net nesupranti, kaip mes gražiai gyvenam. Tu net nesuvoki, sako, tu žinai, kiek mano draugų, va dabar kalėdom, sako, grįžta į namus, kur ten tėvai, žinai, įsiskyrę, kur ten valgo čipsus, kolas, o jau jie tokie sąmoningi vyrukai, jau jie labai daug moka, nes aš savo sūnui labai daug esu perdavus ir šiaip jis yra toks labai daug besidomintis vaikinas ir sveiką gyvenseną gyvenantis. Jis sako, įsivaizduoju, kaip jiems sunku būti toje aplinkoje, kuri yra visai kitokia, negu jie jau kasdienybę leidžia. O sako, čia pas mus, nu sako, aš taip džiaugiuosi, aš taip tai vertinu, man tai taip patinka. Sako, jūs net nesuprantat. Ir vat paskutinę knygą ir podcastą, kurį klausiau apie mūsų laimę, tai mūsų laimė iš tikrųjų turi būti kasdienybėje. Ir tam paprastame, kasdieninėme gyvenime. Ir bet jeigu mes čia sėdėm ir sakom, Dieve, nu, nėra laimingesnės akimirkos už dabartinę, tai yra iš tikrųjų jau, aš sakyčiau, labai gerai. Nu, bet čia jau labai aukštas pilotažas, čia tikrai aukštas pilotažas, aš labai džiaugiuosi iš tavo realizacijos ir tikrai gali moterim parodyti tą šviesą arba tą bent jau kaip iki to nukeliauti. Aš žmonėm norėčiau palinkėti vis tik tai tie 5 komponentai mūsų gyvenime, jie yra labai svarbus, apie sveikatą kalbėjom ir ten yra kas veikti. Santykiai, kaip matom, yra bele kaip kas veikti. Ir tai gali tęstis visą gyvenimą, bet pamatas yra labai svarbus, tai susitvarkau sveikatą, susitvarkau santykius, tada ten saviugda, kuri man padės ir apie santykius, ir apie sveikatą, tada finansai, kurie man padės visą tai išlaikyti, o dvasingumas jisai tęsiasi visą gyvenimą ir jisai į tokį gilį eina, ten pas mus vidinėje pasaulyje yra tiek didelis gilis, tai mano palinkėjimas jum, iš karto apie visą visumą kalbėti ir matyti, ją reikia, svarbu suvokti ir matyti ir suprasti, bet po žingsniuką tavo kasdiena yra vienas žingsnis. Tai šiandien geresni santykiai, 30 dienų buvo nesąmonė, taip, ir gal netgi pasikeitė mano ir kvalifikacija, ir aš gal tapau jau santykių ekspertų ir panašiai. Tai tas vieno žingsnio momentas yra esminis, pats svarbiausias. O kaip turiu pasakyti, vieną dieną laimingas, jau gerai, 30 dienų pilkumoje, 2 dienos laimingos, o Dieve kaip gerai, bet čia vėlgi, aukštas pilotažas, iki to reikia nueiti. Tai va, tai ačiū. Jo, bet kiekvieną dieną, vat, kaip tu sakai, va, čia yra tavo, man labai patinka, žinai, kad tu neliepi žmogui iš karto dėti, žinai, vat iš karto imki, darykit taip. Ne, aš kaip sakau, dar dažnai, žinai, iššūkius tokius moteriams sakau, žiūrėkit, kada paskutinį kartą savo vyrui parašėt žinutę, kokią nors su intriga, arba su kažkokiu tai gražiu dalyku, arba, kažką, kad nenupirk pieno, parvežk vaikus, ne, ir ten dar kažką padaryk. Bet kažką tokio, kas iš tikrųjų išreiškia. Vyram tai labai patinka. Eik tu savo, dabar tu pasakei mano iškart smegenis, pagalvoju, kada paskutinį buvo prisiminiau, kai rašė, galvoju, kaip faina. Ta prasme, nieko nekainuoja.
Taip, nieko nekainuoja. Vat kiekviena, kas šiandien klausys, paimkit, arba vyras lygiai taip pačiai, kuris klausys, paimkit, parašykit žinutę, kurios jūsų galbūt žmona arba vyras, arba tiesiog kažkoksai jūsų mylimas žmogus nesitiki. Ir atrodo paprastas dalykas, bet jeigu tu tai darai tikrai iš širdies, tikrai su dideliu jausmu ir noru tam žmogui praskaidrinti dieną arba pasiūsti kažkokį tą vat meilės linkėjimą, padaryk. Dar vieną papildysiu dalyką. Aš labai noriu atsiprašyti visų, jeigu kažką pasakiau ne taip, ar įžeidžiau, arba, nežinau, kažkaip ne taip sakinį supratot, suvokėt. Tai tikslas šio pokalbio nebuvo kažkaip įsižeisti, kažkaip paniekinti, nei vyrų, nei moterų, arba kažkokių tai klišių, ar kažkokių situacijų. Gal labiau tikslas buvo pasikalbėti ir pasidalinti savo asmeninę patirtimį. Ir mes prieš tai su Jurgita šiaip nemažai kalbėjom apie tai, ką mes norėtumėm šiandien ištransliuoti. Tai ir viena tema lygtais buvo, o dabar gavosi dar kitaip. Tai tiesiog, kad labiau noras, kad jums pasisektų. Kad jums tai pasisektų santykiuose, kad jūs būtumėt laimingi su savim, kad jūs būtumėt laimingi poroje, kad būtumėt laimingi su vaikais, su darbuotojais ir draugystėje, tarp moterų, tarp vyrų, tarp maišytų dalykų. Bet aš to noriu palinkėti. Ir savo linkiu to paties. Tai ačiū tau labai, Ignai, už pokalbį ir iš tikrųjų užbaigiant ir rezimuojant, santykiai yra labai svarbu. Ir labai gerai Ignas pasakė, kad santykiai ne tik šeimoje, ne tik tai su vaikais, bet ir su bendradarbiais, su visko, kas aplinkui. Ir, kaip aš sakau, bus ne iš išvaizdos žmonės dažniausiai priima. Nu, pirmos akimirkos yra išvaizda, bet paskui kokią energiją mes transliuojame, kokį švytėjimą, arba jis yra, arba nėra. Bet, kaip aš sakau, nu, gyvenimas yra lengvas ir šviesus. Tiesiog kurkime jį tokį, kokį norime matyti. Ir jeigu yra klausimas, be kaltinimo jį iškelti, paklausti ir tikrai iš aplinkos mum ateis atsakymas. Kam ateina psichologai, psichoterapeutai, knygos, paskaitos, tikrai, bet svarbiausia atsigręžti ir paprašyti. Ir kaip aš sakau, visata labai daug dalykų išsprendžia už mus, bet mums reikia atsiverti ir leisti, kad visa tai ateitų pas mus į mūsų namus. Tai nuostabaus ir malonaus klausimo ir aš tikiuosi, kad išsinešė tai, kas jums šiandien dienai buvo reikalinga, kas jums šiandien dienai galbūt bus tas pirmas žingsnelis, kurį jūs žengsite link tų harmoningų ir gražių santykių tiek su savo artimu žmogum, tiek su savo vaikais, tiek su savo visa aplinka. Taigi dėkoju.